Tie mano pagalėliai, žuvytės ar dar kažkaip tai, kaip aš juos čia nesenai pavadinau gludukais, tai atsirado kaip mano tiesiog vasaros hobis. Guliu aš prie jūros visą mėnesį Nidoje ir ten jau daug metų ir rankioju visokius pagalius, akmenukus, gintarėlius, visokius niekučius. Tai vat prieš 3 metų kažkaip sugalvojau, kad paimsiu flamiką į rankas, nors pradžioj pieštuku ir papaišysiu kokį pagalėlį iš nieko neveikimo. Tai va, taip ir pradėjau paišyti. Ir paskui paišai, susikaupė tų pagalių krūvelę, išmest gaila. Tai sugalvojau, kad iš jo reikia padaryti tokias dekoratyvinius kažkokius akcentus. Irgi be jokio ypatingo galvojimo, kur panaudosiu. Prisikroviau kalną iš jų, dalį išdovanojau draugam, o paskui sugalvojau nufotkinti ir paviešinti Facebook'e. Tiesiog irgi tarp draugų. Tai va taip pasaulis pamatė mano Liepos mėnesio laisvalaikio darbelius.